Sveiki atvykę į tarpinių egzaminų trečiąją dalį. Šiandien turiu paruošęs 6 užduotis iš tarpinių egzaminų preliminarių. Ir bus dar viena dalis, nes aš dabar turiu du egzaminus. Bus dar viena dalis ir užduotis kaip ir baigsis. Ir po to aš manau, tie, kas žiūrite, galit pakomentuoti, kokių temų labiau norėtumėt, nes yra visi uždavinynai, bet specifiškai, pavyzdžiui, kas labiausiai stringa, ką labiausiai reikėtų žinot, kas sunkiausiai galbūt sekasi, tai daugiau uždavinių ateinančioms dalims paimčiau iš labiau specifiškų temų, negu kad va tokį bendrą padaryti. Čia jau nuo jūsų priklausys tolimesnės dalys, apie ką bus maždaug. Bet pradėkime su tarpiniu egzaminu ir pradėkime nuo pirmos užduoties. Pirmoji užduotis skamba štai taip. Jeigu 2 pakelta ant to yra lygu 8 kartą ir 1 iš 32 pakelta m lygu a, tai kam yra lygu n? Ir iš atsakymo variantų matom, kad n mums reikia įsireikšti per m ir paprastą skaičių. Tai čia galima žiūrėti kaip lygčių sistemą. Tai pradžiai vietoj, matom, kad čia yra a, o čia yra kažkokia a išraiška. Tai galima daryti visai. Galima pradžiai išsireiškinėti štai čia a ir tada įsistatyti, galima iš karto įsistatyti. Aš įstatysiu iš karto ir po to išreiškinėsiu. Ir iš karto galima pastebėti, kad yra 2, 8 ir 1,32. Tai visi šie skaičiai yra 2 laipsnis kažkoks. Tai iš karto persirašom 2 laipsnių. Vietoj 8 galim parašyti 2/3 kart a, o a yra 1/32 pakelta m. Kas yra 1/32? Tai jeigu 32 yra 2/5, bet čia trupmena yra apversta, vadinasi 1/32 bus 2 minus 5 ir dar pakelta m. O laipsnius, jeigu laipsnį dar keliam laipsnių, mes galim sudauginti. Vadinasi, ką turėsim įsistatę a, mes turėsim 2 pakelta minus 5m. Ir dabar 2n lygų, kadangi pagrindai tokie patys, o mes dauginam, tai laipsnius reiktų sudėti. 3 plus minus 5m yra 3 minus 5m, čia turėsim 2 ir 3 minus 5m. Pagrindai yra vienodi. Tai ir laipsniai turi būti vienodi, vadinasi, n yra lygu 3 minus 5m, čia būtų atsakymas. Antroji užduotis yra labiau loginė, kurios funkcijos reikšmių sritis yra intervalas nuo 0 iki begalybės. Tai tokiom užduotim reikia tiesiog vadovautis logika. Reikšmių sritis vadinasi y. Y ir jie yra nuo 0 iki begalybės. Vadinasi, kitaip sakant, visi realieji teigiami skaičiai, nes 0, kadangi yra paprastas kliaustas, 0 neįeina. Tai dabar žiūrėdami į šitus funkcijas, mes iš karto galim atmetinėti. Ir atmetinėti galima pagal tai, ar gali būti jinai lygi 0, ar negali būti lygi 0. Žiūrėdami į pačią pirmą šaknis iš x-1 8 laipsnio. 8 laipsnio šaknis, vadinasi, y čia gali įgyti tik teigiamas reikšmes ir 0. Jeigu x lygus 1, tada 8 laipsnio šaknis iš 0 bus 0. Tai 0 gali įgyti, vadinasi, iškart netinka. Su antra tas pats yra modulis. Modulius gali įgyti teigiamas reikšmes ir 0. Jeigu x lygu minus 2, tada 0. Vadinasi, 0 gali būti. Ir dabar žiūrėdami į trečiąją, matom, kad y lygu 1 iš x4. Dabar nesvarbu, kokį x mes ten įsistatysim, h nuo x funkcija mums išspjaus teigiamą atsakymą, kadangi tai yra 4 laipsnio, vadinasi, jeigu net x yra neigiamas, pakėlę 4 mes gausim teigiamą. Tai gausim teigiamas reikšmes, bet kadangi tai yra rodiklinė funkcija, y lygu 1 iš x4, vadinasi, nėra jokio x, su kuriuo tai būtų 0. Čia, jeigu prašytų apibrėžimo srities, tai x nelygu 0 būtų, bet esmė, kad tai yra rodiklinė. Žodžiu,
Yra tokio skaičiaus, iš kurio padalinę vienetą mes gausime 0. Tai dėl to mūsų atsakymas būtų y lygu h nuo x lygu 1 iš x ketvirtuoju. Nes įgytų tik teigiamas reikšmes, bet 0 niekada nebūtų lygu. Gali artėti prie 0, bet 0 lygų niekada nebus. Tai y intervalas čia būtų nuo 0 iki begalybės ir atsakymas būtų h nuo x. Ir dabar dėl įdomumo galima pasižiūrėti į kitas sekančias lygtis. Tai L nuo x, 5 laipsnio šaknis iš x, tai čia y gali įgyti bet kokią reikšmę nuo minus begalybės iki plus begalybės, nes tai yra nelyginio laipsnio šaknis, vadinasi, nesvarbu kokį x įsistatysim, galėsim gauti kažkokį y. Tai dėl to netinka. O paskutinė, x12, na, žinoma, y gali būti 0, kai x lygu 0 ir x12 lyginių laipsnių, tai bus nuo 0 iki begalybės, bet 0 į šitą paskutinę įeis. Kita užduotis. Raskite a reikšmę, su kuria funkcijos grafikas yra simetriškas OY ašies atžvilgiu. Simetriškas OY ašies atžvilgiu, tai reiškia, kad tai yra lyginė funkcija. Jeigu prisiminsime lyginės funkcijos apibrėžimą, pavyzdžiui, parabolė, šiuo atveju ir yra parabolė, jinai yra simetriška per y ašį. Jeigu mes lenksime per y ašį į vieną arba į kitą pusę, tai šita dalis ir šita dalis susivienodins. Vadinasi, tai yra lyginė funkcija. Lyginė funkcija kaip apibrėžimas yra f nuo x yra lygu f nuo minus x. Tai mes turime šitą dalyką ir mes galim taip ir išsispręsti. Yra dar vienas būdas, tai pagal viršūnę skaičiuoti, kadangi tai yra parabolė, jeigu mes skaičiuosim pagal viršūnės, mes galime tą viršūnės x koordinatą susirasti kaip, jei neklystu, minus b padalinti iš 2a ir ten taip skaičiuoti, bet, nežinau, abu du būdai yra realiai vienodi. Tai mes žinom, kad simetriškas OY ašies atžvilgiu, vadinasi, jinai turi būti lyginė funkcija. Tai jai turi galioti štai šitas dalykas. F nuo x yra lygu 2 padalinti 3x kvadratu minus 2x plus a iš 3 ir skliaustuose turim 5x minus 9. Kadangi šitai funkcijai turi galioti lyginumo požymis, vadinasi, kad šitas f nuo x, šita išraiška, bus tokia pat, kaip mūsų išraiška f nuo minus x. Jeigu dabar vietoj x visur statysim minus x kvadratas nieko nepakeis, tai turėsim 2/3 x kvadratu. Čia jeigu įsistatom minusą, bus minus 2 kart minus x, tai plus 2x. Ir toliau, vietoj x čia įsistatėm minusą, gausim minus 5x, tai jau bus minus 5x kart a padalinta iš 3 ir minus 9a iš 3 arba 3a. Taip, ir mes turim, kad f nuo x yra lygu f nuo minus x, tai mums reikia susilyginti 2/3 x kvadratu minus 2x minus ir plus iš karto atsiskleidžiant 5x kart a padalinta iš 3 minus 3a yra lygu 2/3 x kvadratu plus 2x minus 5x kart a padalinta iš 3 minus 3a. Ir dabar turim va tokį. Tai matom, kad šitas ir šitas narys, jie yra vienodi abiejose lygybės pusėje, įsiprastins. Šitas ir šitas narys taip pat įsiprastins. Ir mums liks tik tais po 2 narius. Tai jeigu metam į vieną pusę bus minus 4x ir čia turiu bus plus, mes keldami į kitą pusę pridėsim. Tai bus 2 kart 5x kart a iš 3
lygu 0 minus 4x plus 10x kart a iš 3 lygu 0. Galim pasidauginti viską iš 3, gausim minus 12x plus 10x kart a lygu 0. Ir iš prieskliaustus dabar galime iškelt 2x liks minus 6 plus 5a lygu 0. Ir iš šitos lygybės mes turim du variantus. Tai 2x lygu 0. Sako, kad x lygu 0, bet mums įdomu yra surasti a. Tai minus 6 plus 5a lygu 0. Ir šią a lygu 6/5 arba 1 sveikas 1/5. Tai čia ir būtų mūsų atsakymas, kad funkcija yra lyginė arba simetriška o y atžvilgiu, kai a yra lygu 1 sveikam 1/5. Dabar turim tokią tikrai įdomią užduotį. Paveiksle pavaizduota figūrų sudarytų iš baltų ir pilkų kvadratėlių seka. Pirmas klausimas yra, kiek baltų kvadratėlių bus 80 figūroje. Ką čia reikia padaryti? Tai reikia tiesiog pastebėti dėsningumą. Pirma figūra atrodytų štai taip. Pilki kvadratėliai būtų štai šitie nuspalvinti 1/2, o visas būtų 3/4. Ir kiek didėja figūros, tiek didėja tiek ilgis, tiek plotis kvadratėlių. Mūsų klausia, kiek baltų kvadratėlių bus 80 figūroje. Tai visų pirma, mums reikėtų paskaičiuoti 80 figūroje, kiek iš viso bus kvadratėlių. Tai jeigu pirmoji figūroje yra 3x4 12 ir ties kiekviena figūra vis padidėja tiek šitas per vienetą, tai antroji figūra jau bus 4x5 20. Tai 80 figūroje, čia tiesiog a pasižymėsiu, kad neklyst, 80 figūroje, kiek bus iš viso kvadratėlių, tai matom, kad aukštis arba plotis, kad gautų plotį, mums reikia prie figūros skaičiaus pridėti 2, o kad gauti ilgį pridėti 3. Tai prie 80 pridedam 2, gaunam 8,2 ir ilgį 83. Vadinasi, 80 figūra sudarys 82 × 83 kvadratėlių. Bet čia kiek iš viso jų sudarys. O mūsų klausia, kiek baltų kvadratėlių. Balti kvadratėliai tai yra šitie šoniniai. Tai mums reikėtų taip pat pasiskaičiuoti, kiek 80 figūroje yra jų pilkų kvadratėlių. Tai žiūrim vėl į proporcijas. Matom, kad plotis tų nuspalvintų yra lygus figūros skaičiui, tai pirma figūra plotis yra 1, o ilgis yra 1 daugiau, tai 2. Tai vadinasi, 80 figūros pilkų bus 80 × 81. Ir dabar, jeigu iš visų mes atimsime pilkus, mes gausime, kiek iš viso baltų yra toj figūrai. Gauname 6806 minus 6480. Tai yra lygu 326. Ir čia būtų pirmos dalies atsakymas, kad 80 figūrui mes turim 326 baltus langelius. Toliau mūsų klausia, kiek juodų kvadratėlių bus 50 figūroje. Mes jau išsiaiškinom, kokiu dėsningumu pagal figūras keičiasi langeliai. Mes sakėm, kad visas langelių skaičius bus figūros narys plus 2 kart figūros narys plus 3. Bet mums reikia tik juodų langelių, tik nuspalvintų. O nuspalvintų dėsningumą sakėm, kad plotis bus lygus figūros skaičiui, o ilgis bus lygus figūros skaičiui plus 1. Nes jeigu mums reikia 50 nuspalvinto, tai mes turėsim 50
padauginti iš 50 plus 1, 51. Gauname 2550 nuspalvintų langelių 50 figūroje. Ta užduotis yra trigonometrinė. Mums reikia suprastinti reiškinį 1 plus tangent alfa, padauginta iš 1 plus kotangent alfa ir minus 1 padalinta iš sinus alfa, kosinus alfa. Pradžiai geriausia būtų sudauginti šitus skliaustus ir tada žiūrėti, ką mes galim panaudoti. Sudauginti šitus skliaustus, skliausdami mes turim 1 plus kotangent alfa plus tangent alfa ir plus tangent alfa kart kotangent alfa ir tada minus tas visas reiškinys. Pradžiai mes prastiname štai šitus. Tangent alfa kart kotangent alfa yra lygu 1. Kodėl? Mes žinom, kad tangent alfa yra sinus iš kosinus, o kotangentas yra priešingas tangentui, tai kotangentas bus kosinus padalinta iš sinus. Jeigu mes juos sudauginsim, kosinusai įsiprastins, sinus įsiprastins ir liks vienetas. Mes turim 1 plus ir čia dar 1, tai 2 plus. Ir dabar vietoj kotangento ir tangento įsirašom jų išraiškas kosinusais sinusais. Kotangentas yra kosinus alfa padalinta iš sinus alfa, o tangentas yra sinus alfa padalinta iš kosinuso alfa. Ir dar turim tą minus 1 iš sinus alfa kosinus alfa. Bendravardiklindami pradžiai šitą, mes turim čia 2 plus kosinus kvadratu alfa plus sinus kvadratu alfa, o pačioj turim sinus alfa kosinus alfa. Ir pagal vieną svarbiausių trigonometrinių savybių, kosinusas kvadratu x plus sinusas kvadratu x yra lygu 1. Vadinasi, mūsų šita suma yra tiesiog vienetas. Ir mes atimam dar vienetą, bet čia šitas vardiklis ir šitas vardiklis yra bendra, nes mes turim šitą tokią išraišką. Kadangi šitas yra lygus 1, 1 minus 1 yra 0, o 0 padalinta iš sinus alfa kosinus alfa yra 0. Tai mums lieka, kad tai yra lygu 2. Duotus dvi funkcijos, f nuo x yra lygu 7 pakelta x-uoju ir g nuo x lygu logaritmas pagrindu 7, x 5 šaknis iš x. Ir mums pasakyta, x daugiau už 0. Nustatykite funkcijos y f nuo g nuo x mažiausią reikšmę x intervale nuo 32 iki 1024. Aha, turim štai tokią informaciją. Tai prieš darant kažką su intervalais, mums reikia apsiskaičiuoti, kiek bus tas f nuo g nuo x. Tai f nuo g nuo x, tai reiškia, kad mes g nuo x įsistatome vietoj šito x. Tai bus 7 pakelta logaritmas pagrindu 7 šaknis iš 5 laipsnio šaknis iš x. Štai čia 7 ir log 7 išsiprastina, nes tai yra atvirkštinės funkcijos. 7 čia yra rodiklis, o logaritmas yra atvirkščias veiksmas rodikliui. Vadinasi, jeigu šitas skaičius yra lygus logaritmo pagrindu ir mes keliam, tai jie išsiprastina. Ir mums lieka, kad f nuo g nuo x yra lygu 5 laipsnio šaknis iš x. Ir čia dar parašyta y lygu. Ir mums prašo surasti minimumą y, kai x intervalas yra nuo 2 iki 1024. Tai pradžiai pasižiūrim, ką mes gavom. Mes gavom 5 laipsnio šaknį iš x. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kuo bus didesnis x, tuo didesnį gausim ir atsakymą. Tai visiškai kaip pavyzdžiui,
Dabar, jeigu įsistatom 32, tai pačią mažiausią x reikšmę, kuri yra 2 tam intervale, mes gauname 2. Kitu atveju, jeigu mes įsistatysime didesnį skaičių, 1024 paskutinį intervalo skaičių, mes gausime 1024 yra 2 pakelta 10. Čia turim 5 laipsnio šaknį. Ir pagal šaknų savybę mes šitas skaičius, jeigu rašytumėm trupmeną laipsnį, šitas skaičius būtų viršui, o šaknies skaičius būtų apačioj. Tai įsiprasminu, 2 kvadratų būtų 4. Matom, kad 4 yra tikrai daugiau už 2. Vadinasi, kuo didesnį x mes statysimės po šitą šaknim, tuo didesnį atsakymą gausim. O mūsų prašo minimalios reikšmės, tai minimali reikšmė bus su pačiu mažiausiu intervalo skaičium, kas yra 32. Tai minimumas y bus 5 laipsnio šaknis iš 32, tai bus lygu 2. Tai atsakymas y lygu 2. Ir šiandienai būtų viskas. Šiandien užduotis, manau, buvo paprastesnės negu pirmų ir antrų dalių, labiau galbūt aiškesnės, nebuvo per daug jokių triukų. Nu, ta buvo tik įdomi, kur su kvadratėliais, kur reikėjo paskaičiuoti, pamatyti dėsningumą. Bet overall gana stabiliai, manau. Tai kitas epizodas bus už kokių 2-3 dienų ir pabaigsim visas užduotis, kurias turiu iš egzamininių darbų ir po to eisim link konkretesnių dalykų. Ačiū už žiūrėjimą.